kelionės pradžia. Tai kur keliausim? Papasakok tu. Tu papasakok. Papasakok. Tu labai entuziastingai šiais metais buvai vykti kelionę per naujosius metus, tai... Justinai. Oi, tas pasakymas Justinai. Tai keliaujam šiais metais į Taliną pirmiausiai, tada antriausiai į Stokholmą ir trečiausiai į Rygą. Turim tokį naujametinį kruizą, pačius naujosius sutiksim kažkur Baltijos jūroje ir po 3 miestus ekskursiją turėsim. Tai vat, labiausiai laukiu... 3 šalės? 3 naujos šalys, jo, nes... Naujos? Man naujos, nes Latvijoje tiesiog važiavęs iki Rygos, bet Rygoje tik oro uoste buvęs, tai nesiskaito. Estijoje važiavęs tik iki kelto, tai irgi nesiskaito, kad buvęs. Stokholmo pernai tai tik tais pro laivo langus matėm. Tai irgi nesiskaito, kad buvę. Tai o šiemet jau kaip ir bus ekskursijos, tai jau skaitysis, kad jau čekas uždėtas, jau viskas būta. Tai liko pusvalandis iki išvykimo į Ergo aikštelę, kur lipsim į autobusą ir važiuosim. Per visą naktį? Per visą naktį. Taline būsim kažkur apie 10:30, 10:30 berods, nepamenu. Tada ten po Taliną, o tada jau 6 į laivą. Ir tada jau toliau. Lietuva, ačiū. Jau kelte, plaukiam link Stokholmo. Tai pasivaikščiom visą dieną po Taliną. Nu ir šiaip man visai labai gražus miestas, ne? Senamiestis, pagrindinė senamiestis. Senamiestis. Jo, labai gražus, labai patiko. Toks labai, kaip nežinau, eidamas pasakiau, atrodo labai viduramžiškai. Ta prasme, tokių senų pastatų ir tokia dvasia labai tokia viduramžių man jaučiasi. Nu taip, bet Austrijoje gal labiau jaustųsi, dar čia mažiau truputį, bet... Jo, bet aš tik noriu pasakyti, kad tas labai jaučiasi ir kad, sakau, labai fainas senamiestis, labai patiko. Ir dabar, jau čia prieš kurį laiką atėjom į keltą, plaukiam dabar ir nuėjom pavalgyti. Ir taip įdomus jausmas, sėdim. Ir toks jausmas, kad galva svaig pradėjo. Ir pirma mintis, kad kažkaip čia gal mes nevalgė ilgai buvom ir dėl to, paskui tik supratom, kad čia biški bangos įbuoja ir jau nuo to toks biški, kaip galvos svaigimas jaučiasi, bet, mėto, bet nelabai stipriai. Tai vat, o mums... Bet nejauku truputį vis tiek toks... Šiek tiek. Būtų įdomiau, jei labiau pasuktų. Ne, nereikia. Tai vat, o turim dvivietę kajutę. Atrodo maždaug taip. Tokia visai maža, kompaktiška. Pernai, kai gyvenom 4-vietėj, tai čia buvo dar viršui po vieno ir kitoj pusėj po lovą.
atlenkiama ir sakyčiau, gal biškiai erdviau buvo. Nu ir plus langą turėjom, nes dabar vietoj lango veidrodis tiesiog. Tai vat, ne langas, gal čia liukas, ne liukas, kaip vadinasi, nu nežinau, nu žodžiu. Nu, bet rašo, turėjom vaizdą. Tai su langu rašo. Nu jo, gal ir taip. Tai vat. Bylą negalėjom vėl su langu pasirinkti, buvo tik be lango. Ja, šį kartą pasirinkimo jokio nebuvo. Tai vat, tai šiandien nežinau, dabar turim 6:30 maždaug, taip iškai dar gal eisim pavaikščiot. Kažkas visai naktį nemiegojo, nes važiavo. Taip, čia buvau aš. Buvo žiauriai nepatogu miegot autobuse, tai tiesiog biškai pasnaudžiau. Buvo gal užmigęs, nežinau, keliom minutėm, bet iš principo tai nemiegojau. Tai dabar akis čia karštas net atrodo, kaip miego noriu. Tai reikės anksčiau eit miegot, nes rytoj keltis reikės kokią 8. Varyt papusryčiauti į Grand Buffet. Pabrangiai. Pusryčiai apie 20, nu, apie tarp 20-30 eurų kažkur kainuoja. Vakarienė kainuoja 50 eurų šiandien. O šiandien ne naujųjų ta vakarienė, rytoj naujųjų vakarienė kainuoja kem 6 eurus. Tai mes jau ją turim į bilietą įskaičiuotą. Bet šiandien norėjom tam pačiam papietauti, tai yra pavakarieniauti bufete 50 eurų. Ir visos vietos išpirktos. Jeigu dabar norėtum valgyti, tai reikėtų laukti 10, kol ten vėl susitvarkys ir pasiruoš iš naujo. Tai kosminis kaina vienam žmogui 50 eurų. Tai vat, tai radom kitą ten tokį šiek tiek paprastesnį, prisidedi į lėkštę, nueini, paskaičiuoja, tai dviese už kem 6 eurus pavalgėm, kem 8. Tu nesakei 3,8? Lauk, man atrodo, kem 8, o gal 3,8? Ai, 38. Nu jo, tai šiek tiek pigiau. Tai vat, nu bet žodžiu, kainos didelės. Tai vat. Jo, rytoj tada vaikštom po Stokholmą, žiūrim kas gero ten. Irgi dar niekada nesam buvę, įdomu bus. Kaip nesam buvom? Buvom. Praeitais metais praplaukėm. Nu, tiesiog priplaukėm, pamatėm šitą šviesas. Švenčiančius žmonių būtų langus iš tolo ir tiek. Tai va, šiemet jau bus proga ir pavaikščioti. Tai va, bus įdomu. Labą rytą, grįžom ką tik po pusryčių, bet su... Attention, passenger, Kreblikas, Kiedrius. Kreblikas, Kiedrius. Please contact information on tech 6. Thank you. Kreblikas, geras. Jau antrą lietuvį girdžiu. Vakar, kai tu duše buvai. Irgi, kažkoks Justinas B, kažkoks ten neatsimenu pavardės. Irgi taip ateikite į šitą informacijos centrą, tą kažką. Arba kortelę pametė kokią, arba sakys, jūs tiek prisidirbote, kad mes jūs norim iš laivo pašalinti. Dėkite, kur norit. Į vandenį įmes. Tai žodžiu, grįžom po pusryčių ir su nesklandumais. Galvojom, kad tam Grand Buffet bus galima ateiti ir normaliai pavalgyti. Nu, tipo, nusipirkti tą bilietą ir ten eiti. Žodžiu, atstovėjom ilgiausią eilę. Ateinam prie jau tos kasos. Sako, nepardavinėjam bilietų tik po valandos, o tipo leidžia tik tuos, kurie turi iš anksto nusipirkę tą bilietą. O durniausia tai, kad mes to nežinojom, visą tą eilę stovėjom to nežinodami, nusipirk mes tų bilietų irgi nelabai galėjom, nes kai per tą agentūrą, per Makalių pirkom bilietus, ten net nebuvo galimybės pasirinkti, kad ir pusryčių bilietus galima nusipirkti. Nes, pavyzdžiui, kai pernai keliavom, tai pernai buvo galimybė iš karto perkant kelionę, nurodyti, kad norėsi pusryčių šitos tiketus nusipirkti. Juos tada nusipirkom ir viskas.
Tai dabar taip perkant aš dar užklausiau, kaip ten tuos bilietus bus galima nusipirkti, atrašė, kad, tipo, nu, gidė parodysiu. Nu, tai nelabai čia mums ir parodė. Taip, rašė, kad parodės? Jo, tipo, gidė parodys, kuriuos nusipirka. Tai gidė vakar tik tais pasakė, kad, tipo, kai ateisio, tai ten gali būti daug žmonių, nu, tai vėliau ateikit ir panašiai. O dabar jau ten žmonių bilė kiek ir jeigu mes ten būtumėm dar ten laukia jau tą valandą papildomai, tai tada jau ten nelabai gal jau ten būtume spėję ir pavalgyti, iki kol jau atplauksim. Maisto gal nebebūtų likę jau kažkokio. Nu, tas irgi, jo, nes ten žmonių tai, žodžiu, ten, nežinau, šimtais stovėjo to eiliai, o viduj dar to jau bufeto dar kiek buvo. Tai va, tai, žodžiu, vėl ėjom į tą vakarykštį išsigelbėjimą, kur ten aukštų žemiau mažesnė valgyklėlė, na ir ten pavalgėm. Tai va, tai biškai su neskondamais, o dabar dar, kiek čia, kokia toks pusvalandukas, ir eisim link išėjimų, vaikščiosim šiandien po Stokholmą. Vaikštam po Stokholmą ir gidė rekomendavo užeit bele kurią kavinę ir išgert kavos ir suvalgyt po cinamon baną. Tai pasiėmėm ir lietuviškom kainom tai biškai kandžiuosi. Šitą gėdėm 2-4 eurai. Gal reikia daugiau. Čia mes dar kur esam turistinė vieta, nes daug ir susipirk kaip štai. Cinamon baną. Ne. Magnetų, kokių tokių dalykų, tai natūralu, kad dar daugiau, bet čia Švedija. Nu, ja. Biškai kitas dalykai, kitas lygis. Tai va, na gerai, paskanausiu. Kažkaip koronom verčia, tai šis atrodo 200 parašyta, ne? Tai gerai, skanausiu. Vaikštam po Stokholmą ir labai nustebino, bet jau čia ne pirmą kartą, taip sakykime, pernai Suomijoje tą patį matėm ir Taline dabar irgi, kad labai nepasipuošia kalėdom niekas. Stovi maks ten kokia eglutė su lemputėm ir tiek ir daugiau nieko. Tai labai keista.
Lietuvoje tai čia viskas ten afigienai gražiai būna tada papuošta. Įspūdingai. Nu, lyginant su šituo, čia tai visiškai nieko. Net netaip įdomu. Bet miestas gražus irgi. Irgi labai faina. Yra kur pavaikščioti. Dar, manau, grįšim čia. Tik nesukeltų. Ai, nepaminėjau šiandien ryte, kad keltas naktį labai siūbavo. Tai net iš miego prabudavom. Aš jau meldžiausi ir gal noriu savo lovą. Tikiuosi parplauksim. Jo, tai miego. Truputį nejauku. Aš vieną kartą jau galvoju, tikrai jau apsiversim. Nu, būdavo tokia. Gerai. Ir, nežinau, pasakyti. Nu, žodžiu, jo, buvo nefaina plauk naktį, bet, nu, nebūtinai žinai ir šiandien bus. Na, ja, bet kai į salas įplaukiam, tai viskas gerai. Va, tik magnetėlių turėsim kolekciją. Tik labai keista man ta danų vėliava, gal čia jų, nežinau, miesto Talino gal? Neįsivaizduoju. Ne, man atrodo, ne Talino. Talino, man atrodo... Ne, tai Estijos vėliava yra kitokio, o čia kažkodėl danų vėliava. Suprantu, bet sakai Talino, bet Talino ten irgi buvo kitoks. Ai, pačio miesto? Aha. Nu, kažkaip jie susijaudo. Jo, tai vat, ką tik grįžom iš ekskursijos, kaip pasakyti. Tai žiūrim, ką nusipirkom. Prisipirkom biškį saldumynų. Čia tik Justinos saldumynų. Na jo, ten Indrės, čia dar iš Talino. Užsisaldinsim. Nu, šiek tiek ir dovanų, tai... Ir dovanų, daugiausiai gal dovanų savo šiek tiek mažiau paragavimui. Tai buvom realiai toj saloj Stokholmo Gamlastane daugiausiai. Ir paskui dar ten tokį biškį mažytę užsukom ten, kur žiūrėjom ten, kur ta rotušė, ne rotušė. Kur višta? Ne, višta. Ai, buvo geras. Važiuojam ir šitas... Gidė sako, žiūrėkit, pastatytas paminklas vištai. Ir sako, šitą paminklą pastatė vairuotojai, susimetė pinigų, tipo, ir pastatė vištos paminklą, kad pasišaipytų iš per gatvę skubančios moters. Skubančių moterų. Nu, moterų, bet jo vištą pastatė. Kietai sugalvojo. Gal Lietuvoje reikėtų? Gal. Bet čia vairuotojams. Tai būtų galima ir vištai statyti paminklą, ir ereliui, kelių gaideliui. Būtų daugam galima tokių paminklų pristatyti susimetus. Nu tai va čia idėja Lietuvos menininkams. Nu tai palauk, ne menininkai buvo autobus vairuotojai. Jo, bet tai menininkai gali pastatyti, žinai. Tai va, o dabar šiandien laukia naujametinė vakarienė. Tai jo, aš nemažai, čia dabar po 4:18, tai nemažai čia laiko dar turim. Kas labai gerai, kai praeitais metais buvo labai anksti. Ir apie 6 kažkas gal. Nu, ne vėliau, tai taip kažkaip pavakarieniau ir taip per greit. O čia mes pavakarieniausim, tada tai iš karto ten koncertai visokie, viskas. Nu, pasižiūrėsim, kaip čia bus. Šiaip nedaug tų erdvių, kur koncertai gali vykti. Šitas laivas toks mažesnis atrodo, tas pernykštis, kaip ten, Viking Line, tas toks didesnis atrodė, iš tos pusės daugiau tokių koncertų vietų, ten kazino visokį ir taip toliau, tai buvo biški daugiau, nu čia principė tik viena gal tokia vieta, tai ne tiek, nu bet žiūrėsim. Nu bet žmonių kiek talpina. Nu ja, mes nesam labai dideli pramogautojai, tokie, mums daug ir nereikia, turim vienas kitą ir gana. Tai vat. Gerai, laimingų naujųjų.
Reaching out, touching me, touching you, sweet Caroline. Good night. Labą rytą. Indrutė pirmiausia paprašė pasakyti, kad ją myliu. Tai myliu tave, Indrutė. Aš ir tave. Ir šiandien prasideda paskutinė mūsų kelionės diena. Tai vakar po naujųjų metų vakarienės ėjom į žiūrėti koncerto. Tai grįžom gal apie 2 nakties, kažkur panašiai. Naujosios kaip ir pernai 2 kartus sutikom. Švedijos laiku ir čia paskui jau Estijos, Latvijos, Lietuvos laiku. Tai kad atvirkščiai, pirmą Lietuvos, po to Švedijos. Na, jo, bet aš tik turiu menį, kad 2 laikais. Ir smagus ten koncertas, geriausios, žinomos dainos, ten viską. Įdomių žmonių matėm. Tas senukas labai įsiminė, kur ten vienas šoko, paskui ten prie jo pradėjo jau jungtis daugiau. Daug moterų. Moterų. Tai vat, o šiandien ryte vėl nepavyko nueiti tą Grand bufetą, bet už tai vakar 3 užėjimus dariau, tai atsiėmiau. Už visas dienas pavalgiau. Tai va, tai vėl šiandien išsigelbėjom tam, kur visada nueidom, ten visada vietos daug, žmonių mažai, tai ten gerai. Tai va, dabar susipakavom, laukiam ir už kokio gero pusvalandžio išeinam jau laukti, nes už valandos atplauksim į Taliną. Nu ir tada dar laukia Ryga. Aptikai mane nusikaltimo, netikai viską, nužiūrinėjo, kas netvarkingai. Tai kad čia viskas tvarkingai? Ai, dulkėti? Nu. Reikia nuvalyti. Ai, gal jau ne mes. Na, šitą nedarau jau, aš taip, kartais matau, pradeda, nežinau, jau viešbutį atvažiavę žmonės, viską plautas, tai man jau too much. Atsakau, kad tu kaip Monika iš Draugų. Tai aš tau sakau, kad aš to nedarau. Dabar. Pasivaikščiojom po Rygos senamiestį, labai gražus, ar ne? Nors ir tamsu, nors ir lyja, bet visai gražu. Ir užėjom į kalėdinį miestelį, kuris šitą miestą dar yra, priešingai nei Stokholme ir
Taline. Vilniui, manau, ir taip. Na, nu tai Vilniui yra. Tik čia Rygoje apskritai tai pasipuošia gražiai. Tikrai pasipuošia. Nu, čia nes taip labiau jaučiasi tos kalėdos, negu kad šiauresnėse šalyse. Jo, pas mus ir čia. Jo. Vilniui ir Rygoje. Tai vat ir dar užvalgėm šitą miestelį, tai 2 porcijos dešrelių su kopūstais ir bulvėm atsėjo 20 eurų. Tai tokios kainos. Tai vat dabar lyja, tai nėra čia labai smagu vaikščioti ir būt. Dar kelios minutės eisim link autobusą ir važiuosim į Vilnių. Tai va, tiek iš šitos kelionės. Pavargom, bet patiko. Jo, pavargom, bet patiko. Nesimiegosim dabar nors.